Hello! Sveiki atvykę į antrą dalį. Praeitoj dalyje užbaigiam su skraidymu simuliatoriui. Pabandėm padaryti kažkokių tutorialų truputėlį ir sekės man visai, sakyčiau, neblogai. Tai dabar yra antra dalis. Šiek tiek iš tikro skraidžiau porą vakarų off camera. Sekės visai neblogai ir šiaip iš tikro jau po truputį bandau su manual mode pradėti skraidyti. Tai skraidimas jau įdomesnis daros. Tai jo, nežinau, šokam į simuliatorių ir žiūrim, kas gaunas. Ok, tai žiūrim, ką turim, tai va dabar esu onboardingo praėjęs. Iš tikrųjų, ėjau ant kito kompo, jo, ant šito net nesimato. Bet jo, esu visą beginner modą praėjęs, intermediate modą visą praėjau ir praėjau pro modą, kas buvo jau pilnai manual modas, nebuvo jokių palengvinimų, nebuvo jokių restrictionų, ten kampų ir panašiai. Tai jau pilnai skridau taip, kaip skrisčiau su FPV dronų realybėj. Tai va, tai žodžiu, treningą tada jau nebeliesim, jau pasidarėm, praėjom, viskas jau gerai, galim jau šokti žaidimą ir pradėti skraidyti po truputį normaliau. Ok, tai užsimetam pro modą. Tai pro modę neturėsim stabilizacijos jokios drono, neturėsim altitude hold ir tada dar yra angle limiteris. Ir dar įsijungiam damage'ą, šitas visai gerai. Ok, pradedam. Nu ką, pažiūrėsim, kas čia per mapas. Pažiūrėsim, kaip mums čia skrisis. Aš visai excited iš tikrųjų esu. Nu va, tik pradėjom ir pavyzdžiui su altitude holdu, tas labai gerai matos. Jeigu aš nieko nedarau ir svirtį tiesiog laikau per vidurį, dronas pats automatiškai kyla, nes propeleriai suka užtektinai stipriai, kad dronas tiesiog kiltų į priekį. Tai aš turiu tą svirtį pastoviai kontroliuoti, kad neskristų dronas per daug į aukštį. Na ir tada jo, jis irgi visai sukinėjęs levituoja ir tiesiog tą manual mode tu turi jį pilnai pats kontroliuoti. Tai čia yra sudėtingiausia dalis manual mode, kad tiesiog tu viską realiai turi pilnai jį kontroliuoti. Nėra jokių pagalbininkų, kas tau padėtų truputį automatiškai tą padaryti. Iš tikrųjų, aš turiu galvoj listą apie 4 dalykus. Išmokti split S-us daryti, jeigu yra kažkoks objektas, išmokti aplink jį ratu suktis ir išmokti nulendinti droną, nekrašinant. Dabar gal tiesiog apskrendam šitą mapą, pažiūrim, kaip čia jis atrodo, ką čia įdomaus jame galėtume paveikti ir žiūrėsim, ar pasiliksim su šitų mapą, arba galbūt eisim prie kokio nors kito. Ok, tai tipinis skateparkas, čia šiek tiek trailų įvairių. Čia būtų labai faina ir man atrodo, aš tiksliai dar neišsiaiškinu, bet man atrodo šitas žaidimas neturi jokių judančių objektų. Nes būtų, pavyzdžiui, labai smagu, jeigu kokie playeriai ar kažkas važinėtų su kokiu skateboardu ir tu galėtum tiesiog juos followint su tuo dronu ir skraidyti aplink juos ir filmuoti atseit juos. Tai būtų labai nice feature, labai nice additionas toks, bet man atrodo šitam game to nėra. Aš bandau dabar pažiūrėti, gal yra kokių vietų, kur būtų galima praskrist labai taip tight per ką nors. Truputį triukų padaryti čia su tuo dronu kažko panašaus. Bet kol kas nelabai ką ir matau. Ai, va čia yra viena lyg tokia. Jeigu nusileisiu aš iki jos, nenusileidau. Bet jo, šita vieta, va čia prie laiptų, jeigu aš čia daskrisiu kaip nors. Bet su kuo straglinu labai šitam apskritai su dronu, tai su preciziškumu, nes pavyzdžiui, jeigu skraidai kažkur lauke, outdoors, tai jau galiu paskraidyti, jau tiek išmokau, bet jeigu yra kažkokios tokios uždaros erdvės, tai yra labai sunku jį tiesiog taip stabilų laikyti ir lėtai pro kur nors praskrist. Nes tu tik šiek tiek palenkiai tą droną ir jis tiesiog šauna į priekį. Ir kad nešautų į priekį, tu turi atlenkti jį atgal, bet atlenki atgal ir tada jis atgal šauna. Ir tiesiog taip tu realiai oscillatinė pastoviai ir tu pirmyn atgal iš šono į kairę, į dešinę, į kairę, į dešinę. Ir labai sunku nulaikyti jį stabilų vietoj. Arba, kad ir kaip pavyzdys nulendinti. Čia tokie sudėtingesni dalykai, ant ko reiks padirbti. Bet jo, pabandom nuskrist prie tų laiptų. Jeigu mums pasiseks, iš lėto, jo. Sunkiai čia sekasi.
Bet realiai, va pavyzdžiui, yra tie laiptai ir būtų labai faina kaip nors va čia pro juos tiesiog taip, sakykim, praskrist arti jų, jeigu man išeitų. Va taip pro juos ir, sakykim, toliau va taip va nuskrist. Visai atrodo, cool turėtų, sakyčiau, manau, atrodė čia. Čia kažkur dar perskrist galima. Ok, dabar tai jau visiškai nebenuvaldau aš to drono. Jau čia man nesąmonės gaunasi. Čia mačiau per mapo preview jo šitą erdvę, kad kažkas čia buvo. Bet su dronu čia iš vis nelabai, sakyčiau, yra ką veikti. O Jėzu. Bet yra va tokių, atsakykim, kliūčių, per kurias gali perskrist po apačią. Tai šitas visai nice. Pavyzdžiui, va čia. Dabar ką darysim? Ok. Dabar skrisiu link tų metalinių lankų. Juos pro viršų praskrisiu. Apsisuksiu 180 laipsnių kampu ir pro jų apačią praskrisiu. Ok, good. Apsisukam. Jo, iš pirmos sykio tikrai nesigavo. Ir apsisukam. Beveik. Neilu. Oh my god, what the hell. Ir 180. Aš beveik padariau. Ok, ramiai. Chill out. Bandymas numeris 82. Taip gražiai apsisukau, bet netiesiai. Kažkaip ir nesąmonė buvo. Kinda gavosi, bet negerai gavosi. Ne taip aš turėjau ten apsisukti. Aš ten turėjau gražiau apsisukti. Turėjau tik apsisukti 180 laipsnių kampu ir iš karto pralyst. O aš ten apsisukau, pačilinau dar kažkur ten prie tų metalų ir tada tik tai pralindau pro juos. Tai bandom dar sykį. Man tiesiog, aš skraidau ir man pačiam galvos sukinėjęs. Jeigu skrendu ir propelerius, ta prasme, užsimetu į viršų, sustabdau propelerius, apsisuku ir tada bandau nuskrist, tai tada jis man nenuskrenda kažkur į šonus, bet tada jis labai greit krist į apačią pradeda. Tai galbūt šiek tiek reiktų, kai užsimeti, ta prasme, jį pastatai į tokią padėtį, galbūt šiek tiek reiktų su propeleriais duoti jiem šiek tiek sukimosi pagreitį ir tada greičiau juos išjungti, kad tas dronas, kai skrenda, jis šiek tiek pakiltų orą ir tada pradėtų leistis. Jo, gerai gavosi visai. Tobula. I'll take it. Ta prasme, man gerai, man tinka. Žiauriai gerai gavos. Ta prasme, nebuvo ten kaip racing dronai, kad ten tiesiog staigiai apsisuka ir staigiai prašauna pro apačią, bet tikrai smooth ir tikrai gražiai pralindau. Nice. Ok, tai einam kokį nors kitą mapą išbandysim tada. Tai dabar galvoju, gal pirmą norėčiau pabandyti apskrist aplink kažką ratu ir galvoju, ar čia geriau apskrist aplink kokį nors pastatą, ar geriau apskrist aplink kokį kitą objektą. Ai va, aplink šitą tiltą galim pabandyti, šito tilto, šitą konstrukciją apskrist. Va taip, realiai kaip dabar skrendu, 360. Bet noriu taip labai smoothly apskrist aplink jį, ta prasme, kad nebūtų jokių korekcijų didelių su dronu. Kad tiesiog droną vos ne čiut laikai vienoj pozicijoj, vienu anglu ir tiesiog aplink tą objektą sukies. Ok, palauk, pabandom iš nuo, pabandom į kitą pusę. Ok, čia visai nice gavosi. Reikia praskrist pro...
Eik tu sau, kaip gerai. Kaip nice. Kaip nicely čia gavosi. Eik tu sau, aš profas esu jau, tiesiog. Žiauriai nice. O su šitu tai labai happy esu. Labai fainai gavosi. Aplink šitą pastatą. Kaip mesmerizing atrodo. Oh my god, aš užsihipnotizavau. Kaip nice. Labai fainai. Ok, man atrodo šitas pavyko visai man. Ok, dabar sekanti užduotis, reikia pabandyti nulendinti droną. Tai išsirenkam pirmą vietą, kur mes jį lendinsim. Šiaip geriausiai būtų, jeigu ta vieta būtų, ta prasme, plotelis būtų netoks didelis, kad nebūtų taip paprasta jo tam. Galvoju gal ant mašinos stogo, bet biški gal per mažas plotelis, labai sunku bus, užtruksiu kokią valandą jaučiu. Ai va, reikia ant traukinio pabandyti. Va, pats tas, nes yra siauras jis, bet ilgas. Pabandom va ant traukinio, šitoje vietoje tarp tų išsikišimų dviejų. Eik tu sau. Kaip gerai gavos. Tikrai nesitikėjau, kad taip gausis. Kaip pabandom dar sėkiu. Čia į galą per daug skrendu. Ne, čia nuskrendu nuo traukinio. Su lendinimu, tikrai straglina, tikrai nėra lengva. Bet čia realiai yra pats pagrindinis dalykas, ką turi mokėti skraidant su dronu. Nebent ore persijungi iš manual į automatic mode. Tada jo, nežinau tiksliai ar galima tai padaryti, bet tada būtų paprasčiau tikrai nulendinti. Taip arti esu. Ok, pirmas į žiauriai greit ir labai sėkmingai pasisekė. Dabar tai prastraglino normaliai, bet jo, manau, gavos visai. Taip sketchy biški, bet gavos. Realiai listą užpildėm šiandienos, viską kaip ir padarėm, ką norėjau padaryti šiandien. Ir sakyčiau, progresas tikrai visai neblogas. Aš tikrai nesitikėjau, kad dabar progresuosiu. Visai čia neblogai gaunas. Toks jausmas, kad droną teks pirkti anksčiau negu kad tikėjus. Dėkui tada, kad žiūrėjot ir susitiksim kitais kartais.